Sveiki, aš vardu Vaida, o čia mano ir mano nuostabios komandos kūrinys modulinis namelis pavadinimu Dangaus lizdas. Iš pirmo žvilgsnio nedideliame, vos 33 kvadratinių metrų ploto namuke mes sulaužėme daugybę mažos erdvės stereotipų ir jame patogiai, šviesiai, įkvepiančiai sutalpiname 2 asmenų šeimos gyvenimą. O kodėl šis namelis gavo būtent Dangaus lizdo pavadinimą, sužinosime visai netrukus. Kviečiu jūs į vidų. Čia iškart randame lauko spintą, kuri yra labai svarbi gyvenant šiaurietiškame klimate. Ir patenkame į poilsio zoną, kurios pagrindinis akcentas – didelis, arkinis, įspūdingas langas, kuris turi net 3 funkcijas. Tai galėtų būti jūsų didelis darbo stalas, vieta valgyti arba prisidėjus minkštų pagalvių, sėdėti ir romantiškai stebėti gamtą. Kampinė sofa lova išsiskleidžia ir ant jos patogiai gali miegoti jūsų vaikai arba svečiai, o vakare sutemus ir nuleidus roletą, tai gali tapti jūsų namų kino vieta. Kviečiu apžiūrėti virtuvę, kurią labai didžiuojamės, nes joje viskas yra sutalpinta įprasto dydžio, buitinė technika yra niekur nesumažinta ir niekur nėra pataupyta vietos. Didelis, ilgas stalviršis leis patogiai ir erdviai gaminti, o daugybėje apgalvotų spintelių sutalpinsite visą savo buitį. Kampinė stalviršio dalis, atsukta į poilsio zoną, leidžia gaminant bendrauti su šeima, savo svečiais ir stebėti vaizdą pro arkinį langą. Prisėdus čia, ant pusbario kėdės, galime rytais gerti kavą, padirbėti kompiuteriu ir tuo pačiu stebėti vaizdą pro virtuvės langą. Atidarius duris į vonios kambarį, jame esantis langas vizualiai prailgina namuko erdvę, poilsio ir virtuvės zonos tarsi nepasibaigia galinėje sienoje. Vonia erdvi, standartinio dydžio, maloni, tarsi mini spa jūsų namuose. Čia gudriai projektavome dar vieną langą. Pro jį lauką matysite gulėdami vonioje, o maudantis duše iš lauko nieko nesimato ir yra pakankamai privatumo. Čia ir didelė spinta, kurioje yra vietos vandens šildytuvui, skalbykliai, jūsų buičiai, o taip pat pagalvota, kur laikysite dulkių siurblį, galbūt lyginimo lentą ir vonios reikmenis. Jeigu vonios kambaryje jums pakanka dušo kabinos, galime pasiūlyti ir protingą išdėstymą su tokiu variantu. Na, o dabar paaiškės, kodėl šis namukas vadinasi Dangaus lizdas. Lipkime į mano mylimiausią šio namuko vietelę – miegamąjį. Į antresolę nereikia kabarotis kopėčiomis arba eiti pasilenkus, į ją patenkame lipdami laiptais, o užlipus čia yra erdvu, patogu ir pažiūrėkite. Štai ir priežastis, kodėl namelis gavo Dangaus lizdo pavadinimą, dėl šio didelio, įspūdingo, magiško lango. Prieš užmiegant galėsite stebėti dangų, žvaigždes, mėnulį arba iš ryto maudytis kylančios saulės spinduliuose. Kaip ir priklauso miegamajam, čia užlipus yra drabužinė su spinta pakabinamiems drabužiams ir daug stalčių. Jeigu ir jūs svajojate apie nedidelį namelį gamtoje, tokį lizdelį iškart galėtumėte vadinti savo namais. Leiskite savo komfortą, duokite savo laiko ramybei ir patirkite kasdien gamtą. Man atrodo, kad tai yra šių dienų tikroji prabanga. Skambinkimės, rašykimės, bendraukime ir sukime savo saugius, įkvepiančius lizdus gamtoje.